Nu, ant kiek greitai pavalgysim. Nežinau, gal į mašiną. Sveiki užsukę į naują video. Vietos, kurios planavom Monteplie, nusikėlė į šį video, nes Monteplie nestojom. Judam toliau link Ispanijolę. Vieną audrą jau pravažiavom, tai taip. Toj gali kokį žuvo kalę. Nu ką, romantiškai. Kalnulis. Turim perėti juk santoką visus sezonus. Lietų. Karštį. Oh my god. Nu ką, paskutinis mokėjimas Prancūzijos keliuose. 30-30, wow. Wow, kur graži suma. Nu, kaip čia pasak. Hello, Spain. Visgi spėjame. Minutę suspėjom į Salvadoro Dalį muziejų. Aha, koks tai žmogeliukas. Pasikeitėm vėl aprangas. Peršlampamas. Orai nesitaiso kažkaip. Labai gražiai atrodo toksai, tai kaip su kiaušiniais visą viršaus. Aš galvau, kad aš kažkurio dalime esu menininkas, bet suprantu, kai nueinu, kad nelabai. Tai yra tokių darbų, kur nesuprasi, ta prasme. Labai skirtingų daug pamato iš detalės, ir iš gamtos, ir iš žmogaus, ir iš visur. Pažiūrėti tikrai įdomu. Laukiam, kol įsičiakinsim. Rapolas jau mokinos portugališkai. Jello, ice. Alia kokią architektūrą, pažiūrėkit, skulptūrų turime paveikslus. Tu primės! 54 eurai. Prabanga po mašinos. Klausykit tiesiog. Nu, tam 4 eurai. Bet parkingas mokamas. 15 eurų. Nu, bet vis tiek, super. Eisim valgyti tada, ne, Rapai? Ir beigelių galim pasikepti. Ir pusryčiai pateisina lūkesčius. Nu, so far geriausias viešbutis. Kaina pigiausia, kiek turėjom. Nu, ką, Rapolas dar vis tiek. Bet deserčiuko niekaip. Antras raundas. Kur telpa pas tave? Po šitos kelionės, koks aš grįšiu. Laimingas. Čia mums viskas žiūri gerai pasisekė, nes ir į muziejų nuėjom. Ir šiandien galėjau laisvai paskraidyti su dronu. Bažnyčia tam pritarė. 4:80 ir važiuoti. Kai visada bėgame. 14 pm į priekį ir atgal žmogui. Tai iš viso 29 oreliai. To realiai. Hola. Gracias. Ui, čia VIP vagonas. Nu, puiku. Tai antras sustojimas, Five Lake žygis Šveicarijoje, kur labai norėjau Rūtą, o aš labai norėjau šitą Montserrat vienuolyną. Ir jeigu atsimenu, kaip vaikui man paliko didžiulį įspūdį vienuolynas, tai labai atgaivinti tą vaizdą ir prisimint. Pasirinkome traukinuką, kyla ir keltuvas, atvažiuoja, yra stovėjimo aikštelė, kaip sakė Rapolas, nemokama aikštelė. Kyla, žiūrit. Čia dar yra atskirai biletai, pažiūrėt baziliką. Jo, bet atsimenu, kad ten bus didžiulė eilė, nežinau, ar lauksim. Vienas iš dalykų, ką čia galima padaryti, tai chorą paklausyti. Mes būtumėm irgi netgi pirkę biletą, kad tą chorą paklausyti ir pasižiūrėti, bet tiesiog nebebuvo vieto. Tai sako, kad galima išgirsti ten pro šoną kažkur. Per uždarytas duris, per kalbančių žmonės biškai išgirdom chorą. Šiaip Montserrat šito vienuolyno vieta, visa gamta ir tie akmenys iš tokių įdomių formų yra
vienas įspūdingiausių vaizdų, ką tu šiaip čia gali pamatyti. Būtent tas man yra įstrigęs iš vaikystės. Taip gavo šį kartą chorą negalim pamatyti. O matom vaizdus? O vaizdus matom nuostabius. Šiaip šitas rašo 1:45 minutės. Tipo kilometras 200, bet aš nesupratau, gal čia... Labai viršų. Ką padarysi, kad ta gamta mums patinka ir kad viskas, kas gražu, yra nuo viršaus. Lengva, ne? Normaliai. Jau mes pasikaustė. Žiūrėjome. Oho, mėla to. Sako, Rūta medaus mėnesis, kaip fainai. Čia bus galima pailsėti. Degim. Aha. Rapolas sako, tai va, žiūrėk, čia yra toks vienuolynas labai fainas. Užlipsim, pasižiūrėsim, paklausysim choro. Man tie kalnai tai kaip veideliai. Ir nosis, ir akis, ir burnytė. Einam, neprieinam. Bet dar ne viskas. Mes ne dėl šito jam. Nepriekama. Nu, Rūta, beveik. Sakėm, lipsim, kiek šiandien apšausim. Wow. Nu gerai. Vaizdai viską atperka. Labai gražus žygis. Labai aukštai lipam. Wow. Oi, net baisu atsisukti. Pasaka iš tikrųjų. Verta to kopimo. Net neturiu žodžių, ką čia bepridurti. Vaizdelis užlipus tikrai pasakiškas. Kadangi žygį neplanavom eiti, turime maisto tik riešutų ir vandens. Ir iš tikrųjų aš net nežinau, kad prie Montserrat yra toks žygis. Ir patį nustebino, su Rūta tiesiog sakom, einam į žygį. Jeigu jūs irgi planuosit, nu tai tik tais pasiruoškit geriau su šortukais kokiais ir patogiais kelioniniais batais arba gerais kedais. Keliai ne vien laiptukai, o laiptukų yra ir stačių, bet eini ir šlapiais akmenim, ir tiesiog biriais akmenim, visokių kelių. Bet jeigu neplanuosit, mes įkopėm. Jo, įkopėm su kedukais. Dabar mėgaujamės vaizdu ir trauksim žemyn. Įsileisti atrodo visai lengviau. Greičiau kažkaip atrodė. Įsileidom tai per valandą, kilom apie 1,5. Nuvalgiukas, ne? Oi, nu. Lengvestis už Five Lakes, kurį ėjom Šveicarijai. Leisime dabar traukinukų į apačią, sėsim savo mašiniuką. Dar bookingo neturim, tai pakeliui bandysim surasti. Taip, visada. Ką norėtų už tokią kainą? Antras pigiausias viešbutis, nuo vakarykščio biškis skiriasi. Prašau, tūlikas geras. Aš tau sakau, kaip būna, žinai, nužudimas ir išvalus. Nu, nieko neradom arčiau centro. Ką turėtų aikštelę? Tai pasiėmėm biškį toliau ir nusprendėm Taragoną palikti rydienai. O dabar ką, einam tradiciškai vakarienę kažkur suvalgyti. Buvo sunku įsirinkti. Pagal reviewsus atrodo neblogai. Man atrodo, mes tiesiog po vakarį šlepom labai. Nu gal, gerų žodžių kol kas neturiu. Jo nieko kultūriško, nieko ispaniško. Bandom kažką surasti. Kaip matot, be jokių kadrų, grįžom į viešbutį. Po vakaro maistas. Radom ką pažįstam. Nu ką, duodame rytinį šansą. Matyt, kad kažką pavėlavom, nes visi traukia atgal nuo katedros pagrindinės Taragonos, o mes link ten, tai biškai prieš srautą tokia gaunamės. Žmonės tokiam įdomiom aprangom. Ir tos mišios, ne? Kažkokios matos, kad turbūt neįlinės. Įeini į tą bažnyčią irgi dar rytas, ta saulė taip šviečia pro tos langus. Šiaip matyt veiksmas vyks šiandien mieste, tai ateinam gal dar kažką ir pamatysim čia įdomu.
Sorry? Is anything else going on? Santa Tecla. 12 o'clock. Ajá. Todo dancing. 12 o'clock, yeah? Sí. Gracias. Nu ką, išsiaiškinai? Sakė, 12 valandą bus kažkoks kaip šokiai. Fainai, kad mes vis papuolame tokios kažkokios neplanuotai visiškai. Kaip su tai šauduvai šovė, tai... Cypia. Bet ta prasme galvojau, kad tikrai sprogs būgnelis, nes... Rūta sako, noriu į kokio miestelio šventę. Ir šiandien taip va netikėtai. Fainas vaibukas tiesiog, ta muzikėlė, šokiai, visi linksmi, viskas, nu taip čiki-piki. Dabar suprantu, kodėl matėm daugumą vaikų yra su ausinėm nuo garso, nes to garso buvo tikrai nemažai. Smagu, kad labai taip netikėtai vat, viskas gavosi ir tada tas miestas tau sukuria visiškai kitokį pojūtį. Prisiminimą. Daug nepamatėm, kaip planavom apžiūrėti. Bet pamatėm netikėtų dalykų. Nu labai fainai patirtis. Nuotaikyta jaučias, visi ten šoka, visi su savais ten šokiais, tai, nu, smagu buvo. Tai galvot, ką nori pamatyti ir tą pamatai. Jo, nes Rūta sako, oi, noriu miesto šventėje sudalyvauti, nu, ir sudalyvavom. Tai šiam video tiek, traukiam toliau ir kur pamatysite kitame mūsų video. Kaip du pasitikimas. Atraukiamas kokiuose vajuose. Reikia akinių kažkaip, puiku, bet nėra stiprus. Arnai, tu su rankom? Va, pasipuošėm.